Kokia projekta? Dainavos, poliklinikos. Ne kiek metų? Nesenai. Prieš kiek metų? Ką tu man čia? Ne, tai nesenai atrenovavo, jo. Tai čia prieš metus? Ne tik tai čia, ir kur yra šitą telekomas irgi mano projektas, ten elektra ten irgi. O Prisma mano projektą, žinai? Nežinojau. Nu tai va. Nu gerai. Maksimui mano tėvas yra savininkas Maksimui. Aš projektas. Labai geras. O tai, bet tada daug turėtume turėti pinigų, ne vien pensiją. Va, nulio. A, nulio. Oksanai visus atidavė. Visą pensiją iš karto Oksanai pervedėt? Oksana ne tik tai iš Šviesbanko, palaukit. Šviesbanko direktorius buvo mano Edgaras. Žinokit. Ką aš toksai? Šviesbankas, žinot kur? Jo, žinom, kur Šviesbankas. Čia netoli, nu. Nu, pažįstam tokį. Nu, tai va, ir Edgaras ten dirbdavo. Direktorius? Taip. Kiek pinigų uždirbdavo per mėnesį? Dirbdavo. Kiek? 10 litų per mėnesį? Jokių nedėlčytų, žinok. Apšvarindavo auksą nemažai. Nu ką tu čia ne tik tai šitą Šviesbanką, nu į čia. O tai kaip buvo su ta laiptinė, kur ten prišiko, aš nesupratau. Kokia laiptinė prišiko? Sako, kad jūs tipo prišiko toj laiptinėj. Aš neprišikdavau. O tai kas ten prišiko? Aš neprišikau. Tarp 3 ir 4 aukštą mes visi matėm. Aš neprišikau. Sakė, turnikus subinė tėvynė. Nu ką iš čia kalbat, nu visokai nesąmonė. Sakė, žmogus iš antrą aukštą. Gerai užtenka juokytis. O tai palaukit, noriu papasakoti. O kodėl kai karšta, jūs vaikštot daug apsirengus, o kai būna vėsiau, mažiau apsirengus? Nu. Todėl, kad taip mažiau. Nu, nedaug apsirengus būna. Aš dabar buvau paskutiniu laiku be sąmonės, aišku, ir be kraujų. Tai kam kraujų? Tai kaip jūs išgyvenot? Ištraukdavo man. Kas? Jeigu be kraujų būtų... Ir pardavė? Oksą pardavinėtų jūsų kraują? Šaltibaršių valgyti. Ne tik tai žmonės, pamatysite, kad jie labai daug yra šitų. Kraujų? Nu ne tik tai, bet tai daug čia yra. Miško yra? Nelogiška. O tai cukrainiai ledus darydavo ten, ne? Darot? Sakėt, bandelės kepat? Jo, ledus. O tai ledai skanus tą darot? Nu tai kaip... O kokią skonio? Braškinio. Kodėl braškinio? Nu, aš tiesiog šiaip klausiu. Geras skonis. Į vaistinės sakėt... Žyčia ką tik man skambino, sakė, 11 valandą atvažiuos, sakė, kad nepasitrauktumėt jūs iš... Jo, jūs turit stebėti. Gali ir vėluoti kokią porą valandų. Sakė, lygiai 11. Ne, mes išeisim. Jo, mes turėsim biškį reikalų. Sakė, gali ir vėluoti kokią porą valandų. Tai, nežinau, sakė pasikės. Su taraną atsiveš, taraną atsiveš ir taranuos. Taigi bus svatburys. Bet, sakė, pirmą turės patikrinti prie jūsų buto ir per sieną įsilaužti pro jūs, nes, sakė, duris ten pas juos per daug šarvuotas neįs patekti. Ne, pas mane tai negali. O nepaslysmint? Ne, pro viršų jūsų lubas turės praskinti. Ne pro lubas. Ne pro lubas? Šone, kur yra jūsų siena, matėt? Ne? Tai pro tą sieną jums biškį pragriausi ir turėsi įeiti. Bet jums paskui viską sumokės. Ne, aš neįsiu ten. Sumokės ten? Sakė, kitaip į teismą jūs. Nepaslys ant jūsų šūkių. Kodėl turi manęs ant teismo? Todėl, kad jūs neleisit laužti sienos. Aš tai ne... Tegul lauža, nu aš... Bet jūs... Nu į teismą jums paduos, bet jums sumokės. Geriau tegul jums sumoka, negu kad jūs į teismą paduotų ir jūs dar prarastumėt. Ir vis tiek nugriaus tą sieną. Tai kaip įgalėjau? Atsargiai iš jūsų didelis... Nu, jie sakau, taraną, jeigu atsiveš. Jeigu taraną vis tiek atsiveš, tai griaut turės, jeigu ne veltui turi būti atvežtas taranas. Nu ką aš čia išdikauju? Ne, nu rimtai. Tai va, Oksana, ne? Aš ne Oksana. Ne, mes apie ją norim pašnekėti. Nu baikit jūs čia, nu. Tai kaip tenais buvo su Oksana, ten dėl tų vaikų? Užtenka mano... Ne, aš tiesiog klausiu. Jūs ausis praplyšus. Tai Oksana į mano akirbą. Parodykit. Va. Viską tau.